Tai kaipgi susikurti tos stiklinės odos efektą? Pirmiausia, mes turim pradėti nuo veido paruošimo, tai reiškia, kad viską turime kruopščiai nuvalyti. Su miceliniu prausikliu jau ką mėgstat, ką naudojat. O toliau, kad išgautumėm tą spindintį efektą, keliausim prie veido drėkinimo ir vienas iš svarbiausių žingsnių yra veido kaukė. Aš jau labiausiai mėgstu rinktis gelinės kaukės, o šitą labai faina kalogeninė. Na tai štai ir grįžome po valandos laiko, kaukė, kaip matot, susigėrė, pridrėkino mano veido odą. Ir dabar nusiemu. Taip pat radau draugą parduotuvę veidų mistą, kuris yra skirtas atstatyti veido odos apsauginį barjerą ir taip pat sustiprinti odos drėgmę. Pasipurškime mistą. Ir taip pat nepamirškit kaklo bei dekoltės zonos pasidrėkinti ir palaukim, kol viskas susigers. Palaukim prie tirtir veido serumo. Vat jis tai padaro veido odą labai spindinčią. Pažiūrėkit, užtepiu šio serumo ir veidas jau atrodo kaip stiklinis, o mes dar nepabaigiam daryti visų žingsnių. Tikrai negalima praleisti SPF-o. Tai panaudosim veido kremą, kuris turi 50 SPF-ą. Pastebėkit tokį dalyką, kad dauguma SPF-ų taip pat turi švytinčių dalelių savyje. Tai kaip galim susikurti natūralaus stiklinio veido efektą, tik tai su skincare produktais. Aš tikrai nesupykčiau, kad mano veidas visada taip spindėtų. Na, jeigu norite išsidėti tokį lengvą veido odos pamaskavimą, nes planuojat kažkur išeiti, tai šitas Buttermelt produktas, jis yra tobulas, jeigu norit irgi išlaikyti tokį švytinti veido odos efektą. Jis taip pat turi SPF-o. Kai jį dengiuosiu su pirštais, turi labai švelnų pamaskavimą, realiai tiesiog sulygina veido odą, tiek įgavo atspalvio mano veidas. Kokia graži švytinti, tokia skaisti oda. Kad pasidarytumėm tą make-up, no make-up, būtinai panaudojam antokių geliuką. Na ir panaudokim NYX Hydrating Gloss Serum. Laikysim kokias 5 minutės. Laikas čia viską nusivalyti. Va, šiek tiek labiau paryškėjo lūpos negu mano natūralios. Įtepam lūpų aliejų ir štai jums bus make-up, no make-up.